Ir Puidokas neatsako, nes jis Putino Čia kanalas ant laužo, čia dega melas. Norėčiau pamatyti Šurajevą gaidinę, blema kaip norėčiau. Man Kebra kažkada atsiūs tą video Šurajevas kaip gaidinę, kaip jis ten šokinėja su suknelė. O tas man labai patiko, norėčiau jį pamatyti. Ir taip jis su tokiu entuziazmu tai pasakė. Skandalinga, sakyčiau. Žiūrėkit, jūs esat pedofilas, duokite mane į teismą. Truputį norėdamas teisintis už dalykus, kuriuos aš pasakiau ir aš padariau. Stokim šitoj vietoj, nes čia ne laida apie pasiteisinimą. Kreipiausi į Seimo kanceliariją prašydamas atsakymų dėl nuolat pakabintos užsienio valstybės vėliavos Seimo posėdžių salėje. Kontroversiška asmenybė. Ignai, supranti, tu negali su mikropeniu vaidinti pornografiniuose filmuose. Su visą pagrindą. Vienas garsiausių komikų Lietuvoje, Olegas Šurajevas. Su komedija yra durna, nes kiekvienas durnius gali pajokauti, a tu turi pajokauti geriau negu kiekvienas durnius, nes čia tipo, tu jau pasakėjai, kad čia tipo, tavo darbas, čia tu komikas. Tipo. Tu neatsipalaiduok, tu negalvok. Tu turi labai gerai pagalvoti apie savo ateitį, kuri yra nekokia. O ten Rusijoje kalėjime. Rusai tave mūsų teritorijoje sugaus ir pasodins į kalėjimą. Mūsų ant laužo pasibuvimas prie degančios ugnies. Bet čia faina, naudinga, tu gerai analizuoji, Dominikai, tu moki šitą dalyką, tu kažkaip labai greitai, aiškiai. Ir jų vienintelė viltis yra, kad ateis karinė administracija, kažkokia kolūkio jo, ir padarys iš jos kažką. Čia yra toks, kur aš kada nors irgi svajojau, kad išbėgsiu Čempionų lygoje finale už Dinamo Kijev ir įmušiu įvartį. Naujas epizodas jau Patreon ant laužo kanale. Ir man jau kaip atjungia tos nervus visus. Aš kartais net norėčiau išgyventi iš naujo tas emocijas, tą kažkokį pyktį, tą... Jisai nuo teismo slapstos ir už tai, kad jis mane ten pedofilu išvadino. Tai, o aš dabar iš jo reikalausiu berods 100 eurų, reikia advokato tiksliai paklausti. Jo, slapstaus nuo teismo, jo. Taip, bet kodėl tu neatiduodi 100 eurų?